Sveiki, šiandien prasiekime tokią paprastą pamoką, kaip padaryti savo tokį tekstą. Taigi, pradedam einame file new, tai pasirinkam naują savo lapą ir šitą visą foną nudažom juodą spalvą. Taigi, pasirinkam dabar tekstą, teksto spalva tegul būna žalia ir rašom savo norimą tekstą. Taigi, dabar šitą tekstą padarom kopiją, padarom duplikat layer, dabar prie šitą grįžtam prie kopijos ir einam į filter, blur, radiant blur, spaudžiam OK, taigi nustatom ant 100, blur method nustatom ant sum ir best, taigi spaudžiam OK. Laukim, nes pas mane yra silpnas kompiuteris. Taigi, dabar grįžtam prie originalų. Originalą padarom irgi restauruos taip. Ir padarom ant overlay. Gerai. Dabar pažymim šitą originalą. Tai spaudžiam ant Ctrl ir spaudžiam ant pėlės klavišo. Ir dabar einame select inverse ir filter radiant blur. Laukim. Gerai, dabar einame ir select ir inverse. Ir dabar pažymim ant kopijos teksto ir einame edit, stroke. Ir nustatom ant 3 pikselių, spalva tegul būna žalia, kokia ir buvo, ant center nustatom mode normal, opcija 100% ir jie yra pažymėta varvelė ant reverse transparence, tai nereikia jos pažymėti, taigi spaudžiam OK. Ir dabar spaudžiam Ctrl D arba einame select ir deselect. Taigi gausiu toksai tekstas. Taigi ačiū už dėmesį.